Rūpinkite savimi. Kai sergate, pasirūpinkite savimi. Daugelis žmonių, net ir susirgę infekcinėmis ligomis, dažnai nesiliauja bendrauti su aplinkiniais ir tinkamai nesigydo. Tai, kaip matote, kelia jums pavojų. Reikalaukite, kad sergantysis imtųsi būtinų atsargumo priemonių ir gautų būtiną pagalbą. Palaikykite kūno švarą. Žmonės, kurie reguliariai nesiprausia ir neplauna rankų, gali platinti mikrobus. Jie sukelia jums pavojų. Jūs turite teisę reikalauti, kad žmonės reguliariai praustųsi ir plautų rankas. Dirbdami ir sportuodami, žmonės neišvengiamai susitepa. Pasiekite, kad jie po to nusipraustų. Prižiūrėkite savo dantis. Žmogui, kuris kaskart po valgio valosi dantis, neteks kentėti dėl dantų ėduonies. Dantų valymas arba kramtomosios gumos kramtymas po kiekvieno valgio ženkliai padidina apsaugą nuo burnos ertmės ligų ir blogo kvapo. Patarkite kitiems prižiūrėti savo dantis. Tinkamai maitinkitės. Žmonės, kurie netinkamai maitinasi, negali padėti nei jums, nei savo. Jie dažniausiai turi mažai energijos. Kartais jie būna irzlūs, jie greičiau suserga. Tinkama mityba nereikalauja nei prastos dietos. Tiesiog būtina reguliariai valgyti maistingus produktus. Ilsėkitės. Nors gyvenime žmogus neretai turi dirbti neišsimiegojęs, asmuo, nuolat negaunantis tinkamo poilsio, tampa našta kitiems. Pavargę žmonės nėra budrūs. Jie gali daryti klaidų. Juos ištinka nelaimingi atsitikimai. Kaip tik tuo met, kai jų labiausiai reikia, jie gali suversti visą darbo krūvį jums. Jie sukelia kitiems pavojų. Primygtinai reikalaukite, kad tinkamai nepailsinti žmonės ilsėtųsi.